su santarų vadovu, turime reguliarius susitikimus, net ir šiandien jisai vyko, tai tikrai žinau iš pirmų lūpų visą pilną informaciją. Santarų ligoninėje, bijau pameluoti, bet ten gal dirba virš 60 šitos srities specialistų, eina kalba apie vieną iš skyrių vadovų, keletą darbuotojų. Tai šiaip darbuotojų sklaida sistemoje yra labai natūrali ir labai natūralu, kad žmonės persižiūri ir savo darbo sąlygas ir dėl jų derisi su vadovais, bet į kaip tą vadinamą mikromanagementą tikrai nesiruošiu lysti, bet santarų vadovas mane patikino, kad tikrai valdo pilnai tą situaciją, o organizacijoje, kurie yra 7000 darbuotojų, tai žinot, tikrai to judėjimo yra, būna, ir labai natūralu, kad jo gali būti. Tai šiandien tikrai ten nėra kažkokių tai tokių požymių, kurie reikštų įstaigai kaip organizacijai kažkokias tai grėsmes ar pacientam. Tai yra tiesiog labai natūralus procesas. Ačiū.